Ilta, susitiksiu vėliau. Jeigu labai reikia, tai eik. Ne, dėl Javutės pabūsiu. Tikrai? Aišku. Babukas. Daniela. Nejuokinga. Oi, koks tu dabar skanus. Tai gal padėsim man nusivalyk? O, sakai padėti? Prašyčiau. Labai prašai. Labai gaila, kad iš to pyragaičio man liko tik tiek. Aš tau kažkaip atsilyginsiu. Atsilyginsi, sakai? Vaikme čia, už 10 metrų vaiko gimtadienis. Važiavom kažkur atokiau. Važiuojam. Sveiki. Labas, Aukse. Labai gražią šventę čia Javutei surengiai. Čia ne Ščepanas, viską jo sugalvojo. Šiaip, wow, pati nustebus nerealiai. O tai tu mūsų nesupažindinsi? Užmirštuolis, kaip visad. Aš Erika, Tomo mergina. Taip, mačiau tave klube. Aš Auksė, Tomo brolio žmona. Žinau. Aš gal einu su Javute pažaisiu. Nuostabus jis. Kas? Tomas? Tikriausiai, taip. Ne, jisai yra nuostabus. Aš kaip žiūriu, kaip jis su tavo dukryte bendrauja. Moka labai. Man atrodo, kad jis tikrai bus nuostabus savo vaikų tėtis. Erika. Laukės? Ne, baik tu. Ne, visai kitaip pagalvojau. Kol kas ne. Bet aš čia tiesiog taip į ateitį žiūriu. Svaišinkis. Ačiū. Erika, jauskis kaip namuose, gerai? Ačiū. Jo, aš turiu eiti šiek tiek. Tuoj grįžti. Tai kuo tu užsiimi? Na, gitariamas. Kad per daug apie vienas apie kitą neklausinėsime. Tu esi pati keisčiausia mano kada nors sutikta mergina. O tai... O tai yra labai žavu. Bet aš nieko apie tave nežinau. Ničnieko. Na gerai. Pradėkime kitaip. Gal tada tu man papasakok kažką apie save? Kas yra? Ko toksai liūdnas? Aš esu turtingų tėvų sūnus. Taškas. Neskamba taip jau ir blogai? Supranti, aš esu menininkas, o ne vadovas. O jie nori, kad aš perimčiau visą tai jų verslo imperiją. Na, man skamba tai labai patraukliai. Bet aš noriu kurt. Aš noriu kurt, o ne vadovauti tiems ofiso pingvinams. O tu bandei? Ką, apsimest, kad man tai yra labai įdomu? Na, neapsimest, tiesiog pabandyti. Įrodyti savo, kad gali. Nebūtina gi dėvėti kostiumą. Kas? Žiūrėk. Kas tau? Man? Jo. Atrodo, kad nenori čia būti. Ne, tiesiog turėsiu anksčiau išlėkti ir tiek. Bet tai Auksei pažadėjai, kad pasiliksi. Kažko man nepasakai? Aš? Nu, ne, viskas gerai. Bet atrodo, tai susinervinęs kažkaip. Be nuotaikos. Klausyk, Mikle, aš nesu psichologijos kabinete ir apskritai tu man esi draugė, o ne kaip draugės aš tavęs ir klausiu. Viskas gerai? Taip, viskas gerai. Tikrai.
Alio! 6 metai ir 1. Negersiu aš su tavim kavos. Kaip nori. Tu mane išmetei kaip šunį. Tu norėjai skyrybų. O ką tu galvoji, kad skyrybos bus draugiškos? Aš žinau, kad tu turi meilužę. O kas čia nauja? Nesupratau. Ir visą santuoką aš jų turėjau. Ir tu taip žiūrėdamas man į akis ir vis dar būdamas teisėtų mano vyru, nori pasakyti, kad tu buvai man neištikimas? Ko tu nori, Agne? Aš žinau, kad tu ir dabar turi meilužę. Jinai nėra meilužė. Jinai užims tavo vietą. Tai labai rimta. Ir teisme galėsi įrodinėti, ką nori. Šiaip teismo metu tu gausi lygiai nieko. Kodėl tu su manim taip elgies? Mes kartu sukūrėme verslą. Aš tau pagimdžiau sūnų. Aš visą laiką buvau šalia tavęs. Kodėl tu su manim taip? Labai ačiū už sūnų. Aš jo pasirūpinsiu. O aš? Kur aš? O ką tu? Puikiai gyvenai visą gyvenimą. Pasimėgavai. Ir labai kvaila manyti, kad tai tęsis amžinai. Nelys prie manęs. Duok telefoną duok! Ir baig mane įrašinėti. Sekiot. Nes prisiekiu, kitų atveju matysi savo sūnų, kaip Maldyvose sniegą. Jis per daug didelis, kad tu turėtum jam įtakos atsitraukti nuo savo moterų. Teisingai didelis. Ir pripratęs gyventi prie gero. Spėk, ką jisai pasirinks, ir tėvo pinigus, ir laisvą, finansinę paramą. Ar skurstančią ir viskuo nepatenkintą moterį. Degsi pragarė. O man patinka šiluma. Labas, Miglė. Kaip smagu susitikti nedarbo aplinkoje. Oho, nežinau, kad tu taip susijusi čia su mūsų šeima. Tai aš čia, žinai, aš ir Tomas, žinai. Ai, seniai jūs kartu? Ne, šiaip tai ne, bet aš su juo labai laiminga. Tai sveikinu. Ačiū. Nuostabiai atrodai. Ai, baig. Klausyk, aš labai atsiprašau, kad aš vėl apie tą darbą, bet gal tu galėtum užsukti į ofisą, paruošti kelias pacientų bylas, nes aš norėsiu priimti kelis neregistruotus. O kada? Šiandien? Ne, nesvarbu, kada galėsiu. Tiesiog pirmadienį tau laisvadienis, man jau reikės. Teisingai, man laisvadienis. Tai gerai, tai aš tada šiandien galiu užsukti. Vis tiek man pakeliu. Ačiū tau. Nėra iš ką. Aš tai labai džiaugiuosi dėl tavęs ir Ievutės, jūs tokios laimingos atrodo. Ir esam. Žinai, nuo to laiko, kai Marius išvažiavo, nemačiau jos veide šypsenos. Tu labai gerai tvarkaisi, Auksė. Žinai, tavo moteris Erika labai faina atrodo. Faina, tik labai pavydė. Nepavydėm, tiesiog įsimylėjusi. Čia nieko rimto. Kaip nieko rimto, įsivaizduoju, man pasakojo, kad jau galbūt norėtų beibę. Sakau, nesvarbu čia. Tu tą telefoną sugniaužus, ko čia? Neskambino dar Marius. O tai įstikinus, kad paskambins, kad nepamiršo? Tai aišku, kad paskambins. Esi geras tėvas. Tu neturi teisės kalbėti apie Marių taip ir galvoti, kad jis man nepaskambins. Eik, tavęs laukia, va, matai? O, atėjai. Ką kalbėjot su Aukse? O ką tu kalbėjai su Aukse? Jau.
tiesiog Auksė gal daugiau kalbėjo. Patarė tavęs nepaleisti. O gal kaip tik atvirkščiai, gal šiek tiek duok man erdvės. Kad čia šneki, aš nelabai supratau. Kad čia mane kažkaip paviduolę laikai, ar ką? Klausyk, aš labai gerai atsimenu, kaip jūs šokot klube tada. Ir tikrai nebuvo panašu, kad tu glebylai kaip brolio žmona. O ką aš laikau? Nu, mylimą moterį, mažų mažiausiai. Klausyk, gali nepradėti, čia nelaikas ir ne vieta. Aišku. Klausyk, aš nenoriu su tavim pyktis. Tu pats ateini ir rėki čia ant manęs, kaip vėžys, nežinau. Iš vis pats pasikvietei mane į šitą gimtadienį ir palieki vieną. Tu eik bendrauk, įsiliek į šeimą. Klausyk, jeigu kažkuris ir moka iš mūsų įsilieti į šeimą svetimą, tai tik tu. Gerai? Labas. Klausyk, ultimatumas, arba paaiškink, kas vyksta, arba šiandien viską pasakau, supratai? Kur? Gerai, važiuoju. Stebėjau tave su Ieva. Ir? Ir manau, kad būsiu nuostabi mama. Gal ankstoka spręsti. Važiuojam namo. Dabar? Na taip, Aš pažadėjau Auksui, kad mes būsim iki galo. tu man taip pat pažadėjai, kad pagimdysi vaikelį. Turim tai. Dabar Atleisk. kalbėsim čia apie tai. Atleisk man. Man dar neovuliacija. Dėjau aš ant tų tavo ovuliacijų. Atsiprašau, kad taip tave spaudžiu. Nebegalim toliau taip gyventi. O tai kaip dėl vaiko? Miglė, aš labai tave myliu. Labai. Ir aš tave myliu. Gal tiesiog pradėkim gyventi kaip normali pora. Bus skirta, bus vaikelis. Ne, tai ne. Žinai? Man svarbiausia esi tu. Na, Angelė mano laiminga? Laiminga? Daug dovanų? Taip. Taip. Žinai, jau reikia eiti miegoti. Kodėl? Nu, reikia pailsėti. Kai pailsėsi, pažiūrėsim dovanytės, gerai? Gal pažiūrėk truputį. Gali dar pažiūrėti, gerai? Mamytė pakalbės. Mariau? Labas. Laukiu to skambučio. Pamatytum, kokia jie būtų laiminga. Būtų matęs. Ar girdi? Alio? Marija, jeigu tu dabar tyli ir galvoji, kad aš priekaištauju, aš tikrai nepriekaištauju. Tiesiog pasiilgau tavęs. Aš siunčiau jai dovaną. Ne, negavom. Gal tiesiog dar neatėjo, bet kas tai bebūtų, jie būtų labai labai patiks. Mariau, grįžk. Sugalvosim kažką. Aš tiesiog nebegaliu taip. Gerai, turiu lėkti. Viskas, iki. Viskas, jeigu ateina miegot. Palik šitą, palik. Ateik. Ačiū, kad apie Ievos gimtadienį priminėjai. Nupirksiu į kokį stalo žaidimą. Ne, davai kokią lėlę. Nebežaidžiai su lėlėm. Manęs nėra porą mėnesių, mano dukra su lėlėm nežaidžia. Tavo porą mėnesių yra pusę metų. Klausyk, neprikišk, aš puikiai žinau, kas mano dukra yra geriausia. Tai
gal papasakosi apie savo tą paslaptį? Ne šiandien. Ne šiandien. Pastoji ne šiandien. Liuk, atsiknys gerai, man ir taip su šiek tiek nesiseka. Išeini? Išeini. Kodėl? Tu savęs paklausk. Alta, žiūrėk, nepradėk, nu ką tik viskas buvo gerai. Tu kaip nesava, tu lieti mane, bučiuoji mane, nors akivaizdu, kad apie kažką kito galvoji. Žiūrėk, davai pasilik. Išgeriam šampės, pašnekėsim. Tu nelaikyk manęs kvaila. Aš tikrai matau daugiau, negu tu norėtum. Reikia atsiprašyti. O tai gal tu nori už kažką atsiprašyti? Kai mūsų tarpduryje atsiranda praeities šešėlis, mūsų užplūsta jausmų banga. Jausmai mūsų užplūsta netikėtai ir valdo visą mūsų gyvenimą. Juk gyvename dėl meilės. Norime mylėti ir būti mylimi, bet kartais imame dvejoti. Ar tie, kuriuos taip dieviname, jaučia tą patį? Sunku, kai širdis skyla į dvi dalis ir beviltiška meilė naikina tave. Bet gal dar ne vėlu viską ištaisyti. Vienas iš stipriausių jausmų yra aistra. O aistros apimtas žmogus praranda budrumą ir tampa neatsargus. Galų gale, juk puikiai žinome,